Aš esu Algirdas Klimavičius, Aplinkos ministerijos gamtos apsaugos politikos grupės vadovas. Darysiu pauzės, kad vertėjai galėtų išversti kiekvieną mano svarbų žodį. Tas ausinių užsidėjimas, matyt, užtruks ilgiau negu aš kalbėsiu iš tikrųjų. Kiek girdėjau, Aplinkos ministerija finansuoja šitą projektą, tai drįsiu užimti 2 minutės jūsų laiko. Ko finansuoja šitą projektą, taip? Taip, jeigu rimtai kalbant, tai turim svarbią progą pasidžiaugti. Parengti LIFE projektą yra didelis darbas ir tikrai verta kolegoms iš Lietuvos ir iš Latvijos, labai sveikinu jūs atvykusius į Lietuvą, pasidžiaugti šituo etapu, patvirtintų ir startuojančių LIFE projektu. Jeigu aš gerai pamenu ir suskaičiavau, tai turėtų būti maždaug 25 ar 26 Lietuvos gamtos ir biologinės įvairovės komponento LIFE projektas ir tai džiugina. LIFE projektai stiprina pilietinę visuomenę, buria profesionalų bendruomenę ir efektyvina gamtosaugą plačiaja prasme. Nes, kaip sako Lietuvos konstitucija, saugoti gamtą yra kiekvieno Lietuvos gyventojo pareiga. Reiškia, vien tikėtis, kad valstybės ar savivaldybių institucijos padarys visus namų darbus, yra nerealu. Rizikuoju būti nuobodus, bet pakartosiu mintį, kurią kiekvieną kartą sakau, kad LIFE projektai yra svarbus telkti pilietinę visuomenę aplink gamtosaugos klausimus. Ir taip bręsta nauji profesionalų būriai žmonių, kuriems ne tas pats, kas vyksta Lietuvos viešajam gyvenime, kokie sprendimai yra priimami, kaip ruošiamasi saugoti, ruošiamasi atkurti Lietuvos gamtą. Vabalai ir medžiai yra svarbios temos lietuviams. Medžius Lietuvos žmonės myli. Kartais iš tos didelės meilės įvyksta ir konfliktų. O vabalus, aš manau, po šio projekto dar pradės labiau mylėti, nes šie vabalai kvepia džiovintom slyvom, man sakė ir davė pauostyti. Tai auksavabalis, tai žinoma, ne tas vabaliukas, kurį džiovina dabar eglynus ir dėl kurių turim rūpesčių. Aplinkos ministerija turi galvos skausmą, kaip suvaldyti tipografo židinius Lietuvoje. Nusimato vėl skelbti nepaprastąją padėtį kai kuriuose savivaldybėse. Mes šiandien čia kalbam apie kitą vabalą, kuris yra išdidus, gyvena draugystėje su senais medžiais ir, kaip sakiau, kvepia slyvom, dėl to yra labai mielas. Visi pradės vabalų nebebijoti, o jais rūpintis. Tai skėtinė rūšis, dėl to tikrai yra prasmingas kartotinis projektas su naujais užmojais, naujais uždaviniais, ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje, įprasminantis ekologinį tinklą, leidžiantis žmonėms paprasta kalba suprasti, ką reiškia ekologinis tinklas, ką reiškia gamtinis karkasas, ką praktiškai jis duoda gamtosaugai. Taip, ir statistiškai Lietuvos LIFE projektams sekasi neblogai patekti tarp geriausių LIFE projektų. Tikrai iš Lietuvos labai dažnai projektai pasiekia laureatų apdovanojimus. Galbūt dėl to, kad lietuviai, jeigu imasi to darbo su latviais, tai padaro jį labai gerai. Jeigu darbas bus nekoks, tai iš vis jo nesiima. Todėl aš linkiu, startavus su šiuo puikiu projektu, pasiekti laureatų apdovanojimus, išryškėti ES mastu
ir parodyti, kad gamtosauga yra efektyvi ir veiksminga. Sveikinu pradėjus projektą.